Labas visiems, sveiki atvykę į dar vieną Bartuševičius ir Paralimpiečiai seriją ir nieko nebenustebinsim, jūs jau matot, kur mes šiandieną svečiuojamės, mes esam teniso kortuose ir šiandien su manimi ne viena, o ne dvi viešnios. Šiaip aš čia viešnius esu, dėl to, kad aš atvykau visiškai į svetimą savo aplinką. Kiek man jinai svetima įsitikinsime po to, kai pasikalbėsime su šiandienos dalyvėmis. Taigi aš noriu sveikintis ir žinau, kad visi už ekranų ploja šiuo metu Agnieškai ir Kotrynai, sveiki. Labą dieną. Oi, kaip sukuklėjot iš karto, prieš tai jau taip drąsiai kalbėjot. Panelės, susipažinkim visų pirma, pradėkim gal nuo to, visų paklausiu ir jūsų, kaip atsidūrėte čia, o po to paklausiu, kaip atsidūrėte čia. Aš nevaikštau nuo gimimo, tai vežimėlyje buvo visą savo gyvenimą. Kai gimiau, kelių mėnesių aptiko, kad aš turiu auglį stuburo kanaluose, kuris užspaudė nervą, kas lėmė, kad aš nevaikštau, bet judinu ir jaučiu kojas, bet tiesiog negaliu stovėti, nelaiko ir negaliu eiti. Pas mane panašiai, aš gimiau per anksti. Nei per anksti, nei per vėlai šiaip yra. Taip. Bet, okay. Turiu cerebrinį paralyžių, vaikščiojau, į pirmą klasę vaikščiojau pilnai. Paskui pradėjau naudotis lazdelėm, ramentais, svoris užaugo ir kojos nebelaiko ir prieš 4 metus dabar jau atsėdau į vežimėlį pilnai ir šiaip gyvenimas nuo to pagerėjo daug labiau. Yes, visiems rekomenduojam. Gerai. Čia matau. O, varija, palauk, forminsim, tu nejuokauk, tu taip išvažiuosi dabar. Čia pabėgimas iš įvykio vietos. Gerai, bet čia dabar įdomus dalykas, pasakai prieš 4 metus, o kiek laiko tenisu užsiėmė? 5. Tai tu pradėjai dar ne vežimėlį? Aš naudojau vežimėlį, bet dar neturėjau savo ir nepilnu laiku, tai šiek tiek vaikščiodavau, dabar irgi vaikštau namie. Kodėl neėjot į kitas sporto šakas, kodėl pasirinko tenisą? Aš tai tenisą pabandžiau, kai buvau 12, gal 14 metų. Man kaip ir patiko, bet tai buvo toksai, po mokyklos, tokį kaip ir būrelį nuvažiuosiu, toks laiko praleidimas kažkoks. Aš tada stojau ir tada pabandžiau sugrįžti, sakė, kad yra treneris teniso, jaunas, motyvuotas, gal nori pabandyti, nes visai kitaip, gal užkabins, tai užkabino, tais pačius metais sudalyvavau ir varžybose ir likau iki šiol čia. Aš lankiau ir jojimą, ir plaukimą, ir dailės mokyklą paskui, bet kažkaip niekas taip stipriai neužkabino, o paskui 17 metais dar mama pamatė tiesiog internete tokią kaip reklamą, kad renka vaikų grupę. Atvažiavom pabandyti, tuo metu buvo Lina Berankytė, Berankio sesuo. Jinai mums padarė... Aš dabar labai klaidų yra, kai jūs sakot apie Berankį paskaitą, aš nežinau, ar mes apie tą patį kalbam. Taip. Manau, kad... Lietuva vieną Berankį turi. Ne, nesąmonė, aš su Danu kalbėjau pirmoji laidą. Gerai, aš pažiūrėsiu dabar biškį, kaip jūs darot. Jo, toks tik stabdymas. Čia kaip bet kaip su automobiliu, taip šonu. Įdomu, jeigu regitroje tai padaryčiau su mašina, ar sakytų ką nors, ar ne? Jau būtų kritinė. Nes užkabinai praktiškai visus stulpiukus. Gerai, aš neišvengiamai turėsiu paklausti, kuri dažniausiai kurią nukala. O čia tai nereikia klausimų. Jūs sakėt, kad dažnai būna taip, kad išvažiuoja kažkur į užsienį čempionatą ir sumeta kompiuteris jūs vieną su kita žais. Čia yra turbūt abidniausia, kas gali būti, nes suprantat, kad viena kažkur neis toliau. Taip. Ir suprantam, kad pabaigus mačą reikės dveidus kartu žaisti. Oi, emocijų jaučiu kiek, ne? Emocijų. O buvo kada, kad rimtai susipyko? Ne. Nebuvo, kad susipykom, arba biškį apsižodžiavo. Bet jaučiasi, kad... Tokia įtampa būna. O galima daryti, kad stipresnis smūgis būtų? Padaryti tokį, kad mano dešininis dar stipresnis būtų? Padaryti tokį... Taip pabijojau dabar į mantą atsitrenkti. Čia jau abiem rankom. Gerai, o dabar pakalbam biškelį apie patį tenisą. Jis yra praktiškai toks pats, kokį žaidžia ir sveikėjai. Yra viena turbūt išlyga. Gal yra ir daugiau, aš nežinau, bet pagrindinis dalykas, kurį žinau, kad kamuoliukas gali atsimušti 2 kartus. Taip, viskas. Tai yra viskas pagal taisyklės, daugiau niekas nesikeis. Nei dydis, nei laikas, nei skaičiavimas, niekas.
O kas yra dalykas, apie kurį, pavyzdžiui, aš nenusimanydamas apie tenisą net nepagalvočiau, kad yra labai labai sunku? Vežimėlį valdyti. Valdyti vežimėlį, ne? Nu, bet aš šitą, Viena ranka. net ir pažiūrėjęs, man atrodo, kaip sunkiausias dalykas, kurį aš dariau per visą šitą serijas, kurį dar darysiu. Kaip tai daryti? Praktiškai lieka tik viena ranka laisva, nes Jo. čia Nes laikai vienoje ir raketė. raketė, ir ratas, ir Dar- kairinis smūgis. Jo, kaip kairinį Dar daryti? kas Viena skiriasi ranka. viena ranka, taip. Ir let's go. Tavo. Nepasieksiu. Tavo. Mano? Nu, tu nemušk man ten, aš ten nepaimu. O, varyk, varyk, varyk. Na, dabar tai jau. Negalit man mušti kairę. Tavo? Atsiprašau, aš nespecialiai. Dėl kažko įsižeidžiat, kai kažką pasako arba kažką padaro? Ne. nėra. Ai, toks labiausiai mūsų kasdienis, kai mums sako atvažiuok. Jo. Ir visada mes pripratę, kad mums visi sako Ateik, ateik. sako, nes atvažiuot su mašina, aš vairuoju, jinai irgi laikas teisės. Nu, nėra ir namie niekur nevartojamas tas atvažiuok, privažiuok, čia Jo. suparkuok kažkas. Jisai nėra toks. Nu, tai automatiškai yra su automobiliu susiję, o ne su to, kad Aha. tu vežimėlį. Tai va tas labai, kai pasako ateik ir tada pradeda atsiprašinėti pusę valandos, tai Su tuo parkavimu tai Nėra būna, gerai. kad žmonės tiesiog sako, nu tai tu čia prisiparkuok. prisiparkuok čia šalia kažkaip. Parktronikas, taip. Ready? O, Pavyko. ir iš karto, vien. Pro. Kotryna, daugiau iš apačios imam, daugiau iš apačios. O yra dar kas nors, pavyzdžiui, kas, nežinau, kasdienybėj pačioj nervina, nepatinka, Tai kad viskas nepritaikyta baisiai. žiauriai? Iš tikrųjų, Mieste labai taip, sunku. mieste labai. Su vežimėliu. Jo. Bet tai mes čia galim galėti paprasčiausius dalykus. Nait kavos nupirkti, kur tu visą tu turi, būnant, tarkim, prie katedros, taip gerai pagalvot, kur tu nupirksi kavos. Tiesiog visą planą sugalvoti, nes jeigu taip nuo katedros pastebėkit, tarkim, rytoj gaisit, Aš šiaip dabar jau kartais žiūriu. niekur neužeisit tos kavos, tik tais Laipteliai. pabaigoj Vilniaus gatvės kažkur. Kaip sunku suspėt, oh my god. Aš nenurimsiu, kol nepaimsiu jūsų servo. Eik tu savo. Ko labiausiai norit pasiekti? Kas jūsų endgame'as yra? Kas jūsų gralis? Kažkada parolimpinės. Būtų didžiausias tikslas. Viena ar dvejetos? Ir taip, ir taip. Čia jau priklauso. Ne, tai aišku, kad būtų geriau ir taip, ir dvejetus ir vienetus žaisti, nu, tai čia faktas. Kad būtų bent kažkiek vilčių, man aš išlipsiu dabar iš vežimėlio ir pabandysim dar sulošti mačą, kur aš prieš trenerį ir Agnieška prieš Kotryną, tai pasikeisim kažkaip, kaip būtų įdomiau, kad būtų lygiau. Bent jau taip gal sugebėsiu kažkokį iššūkį mesti. Einam pabandom, pasižiūrėsim. Noriu pravirkdyti mergaitės. Bum! Gerai, mes taip pralaimėsim, nepasiruošę. Nejuokauk. Pradedam. Nice. Šitą tikrai iškirpkit, nes apsigaidinau. Taip, taip. Atsipalaidavai per anksti. Mes aptarėm vieną dalyką, ar neliūdna dėl to, kad konkurencijos Lietuvoje iš esmės nėra labai daug. Liūdna. Liūdna labai. Kartą metuose mes žaidžiam kaip ir už Lietuvą, nu, kaip komanda. Jo. Ir į tokią komandą dažniausiai važiuoja Labai stipriausi daug tos šalies žaidėjai, o jau atvažiavę nusprendžia, kuris su kuria žais, yra taktika. Ima labai didelę komandą. Ima tiesiog, o mes Mes važiuojam neturim pasirinkti. dviese. Viena žaidžia su vienu, kita žaidžia su kitu, dviese žaidžiam su tais, su kurio ten nusprendžia. Ir nėra jokio pasirinkimo, jeigu nedaug dievė kažkas iš mūsų patirtų traumą. Tai Viskas. mūsų žaidimas Dvigubai sumažėtų žaidėjų Lietuvoje. Taip. Dabar jūs galite sakyti, kad ateikit, mums reikia konkurencijos, man atsibodo vieną kitą baladot. Va, kaip gerai pasakyta. Taip, nu, jūs pasižiūrėkit, matosi, kad jos jau jom atsibodo. Jūs, Kotryna nelaimėjo dar, apie ką mes kalbam. Ateikit, Kotryna, jis nori sumalti į miltus
Ir tada jau Agnieška maus. Esat man skoloj dabar, belekė. Jeigu dabar ateis kažkas... Jeigu ateis bent vienas. Iš karto pranešim. Nu tai kągi, aš tikiuosi, kad jūs dabar jaučiatės taip pat nepatogiai, kaip jaučiausi aš, kai atsisėdau į vežimėlį, nes jūs dabar atvykote į raustus. Tai nors arena yra jūsų, bet raustai yra mano, bent jau kol kas, nežinau, galbūt sutriuškinsit mane juose. Taisyklės labai paprastos. Aš jums vieną šaunu bajerį apie jūs vieną šaunat apie mane. Jeigu prasijuoki, prarandi tašką. Viskas aišku? Atrodot labai entuziastingai. Super, aš jau praradau pirmą tašką. Antrą. Agnieška, tu sabotuoji savo komandą. Gerai, viskas, keliamės į raustus, keliamės į pirmą raundą ir bajeris čia priklauso man. Iš esmės visi Agnieškos ir Kotrynos susitikimai yra suvažiavimai. Jau matau, kaip lengva bus su jumis. Oh my god. Man tai jeigu žaistume dviese prieš tave vieną, tai vis tiek galėtume sakyti, kad žaidžia dvejetą. Ir kaip jauties dabar įžeidus mane? Kodėl tai skambėjo taip rimtai iš manęs ir taip nejuokingai? Žiauriai min skambėjo. Po to, kai laimėjusios mačą Kotryna ir Agnieška sušoko pergalę šokį, aikštelė atrodė kaip po drifto varžybų. Vos tik atėjęs Mantas man pasakė kai ką, ko negalėtų pasakyti apie savo mitybą. Sveika. Gerai, prarandu pirmą tašką. Prarandu pirmą. Ačiū labai, ačiū už įžeidimą. Judame toliau. Šiaip, kai atėjau, man iš viso pasirodė, kad Kotryna kažkokia be nuotaikos. Toks jausmas, kad jinai iš lovos net tuo ratu išlipo. Jei kada nors pamatysite džipą su varikliu 1.6, tai suprasite, kaip jaučiasi širdis Manto kūne. Aš matau, kad tu taip nerimtai nori mane įžeisti. Aš net nenoriu. Taip gražu. Kai baigs karjerą sporte, merginos pagaliau galės atsistoti į darbo biržą. Čia yra be šansų. Ei 12-okai, jei galvojate, kad gaunate daug spaudimo ir krūvio, pagalvokite, ką gauna Manto kojos. Ir tai yra viskas, gerbėmėjai. Ačiū labai, panelės, kad sutikot pasiraustinti. Ačiū labai, kad įsileidot į savo, turbūt galima taip vadinti, antrus namus, kad parodėt, kaip viskas atrodo tiesiai iš pirmo asmens perspektyvos. Buvo labai smagu, buvo kaip visada sunkiau negu galvojau, kad tai yra. Atrodo viskas žymiai paprasčiau, bet kai pradedi gilintis ir kai pats pabandai, matosi, kad dar yra kur padirbėti. Ačiū jums labai, aš linkiu, kad jūsų svajonė, kaip sakėt, pagrindinė kažkada paimti paralimpines išsipildytų ir mes jūsų labai lauksim sugrįžtančių kažkada su medaliais. Jeigu grįšit be medalių, mes vis tiek labai lauksim ir vis tiek palaikysim. Didžiausi jums linkėjimai, tikiu, kad nuo visų žiūrovai irgi jums siunčia didžiausią meilę ir varykit, nesustokit, ačiū jums už tai, ką darot. Tai buvo viskas. Ačiū labai, kad žiūrėjote dar vieną Bartuševičius ir paralimpiečiai seriją. Susitiksime jau kitoje, o kai užversite kompą, nepamirškit, kad jūsų laukia laukas, eikit sportuoti ten, eikit į sporto klubą, užsukit čia į teniso kortus, bet svarbiausiai judėkit, krutėkit ir nepasiduokit. Mes su jumis atsisveikinam ir iki kitų kartų. 1, 2, 3, sakysim ate. 1, 2, 3. Ate! Biški kaip teletabiai gavosi šiek tiek, ne? Vinkis. Dipsis. Dipsis, jinai per jauna, žinok, šitiem dalykam. Pasijaučiau sena. Ačiū.